Štai mūsų stadionas, matot? Aš noriu pirmiausia viską parodyti. Girdit garsas? Viskas pažliugę. Bet jūs pažiūrėkit, pats mūsų stadionas. Aš tai nepatikėjau, kai man nuotraukas atsiuntiau, galvojau, negali būti, bet čia visas. Čia buvo varžybos. Matot? Aš ten nežinau, kaip ten eiti. Bet gal aš jums taip pritrauksiu. Aš negaliu eiti į tą pelkę, aš batus paliksiu. Ir čia visur taip. O taip ir eina. Aš noriu pirmiausia tai parodyti. Noriu pirmiausia parodyti, kad visi suprastumėt, kas vyksta, nes pinigų yra skiriama futbolui daug. Ir apskritai sportui Elektrėnuose yra skiriama, bet sąlygos ir rezultatai jūs matot. Viskas laikosi, labai įdomiai, pinigų skiriama, viskas laikosi entuziastų. Jūs žinot, kad yra skiriama pinigų futbolui per ESVA, nes savivaldybė yra dalininkas šito klubo, jam vadovauja Ščiuka, jisai su liberalais kandidatuoja rinkimuose. Va taip pas mus tvarkomasi, bet aš į valdžią, koks tikslas juos kreiptis, nes jie žinot, kad pasirinko visai kitą kryptį. Ir mes kiek kartų sakėm, va žiūrėkit taip toliau, jie kad padarytų ir stengtųsi, jie pasirinko kitą kryptį. Jie nori vėl rinkimus laimėti, kūrė visokius pseudo valdžios opozicionierius, kurie jiems yra parankus ir atneš antrų numerių balsus, va kaip demokratai, ten prie demokratų ir taip toliau, kurie tokie kažką paviešina, bet valdžios niekada taip nekritikuoja ir dar valdžios darbus. Tai va, jie tokią taktiką pasirinko, laimės savo rinkimus, vėl susieis į krūvą ir vėl mes turėsim liūdną situaciją. Klausimas, ką darom su futbolu gyventojai? Be mūsų akivaizdu, niekas čia nieko nepadarys. Nes, akivaizdu, atsakomybė turi būti sporto funkcionieriam, tai, kurie skirsto tas lėšas daro, nes, pavyzdžiui, 1000 elektrėniečių darytų kitaip. Jeigu yra kažkokia ruošima infrastruktūra, kažkas daroma, taigi deklaruojama dėl vaikų, dėl sportininkų, taip, kodėl nėra įtraukiami treneriai? Įtraukit trenerius, įtraukit specialistus, įtraukit auklėtinius, vaikus, kurie jau užaugę ir dabar yra sportininkai. Jiegi puikiai žino, ko trūksta, ko reikia, kitų stadionų matė, kitose valstybėse sportavo. Kodėl va to nėra nedarom, kodėl visuomenė neįtraukiama, vaikų tėvai ir taip toliau. Todėl, kad liberalai, suprantat, siauram rate visus tvarko savo šitus reikaliukus. Jeigu tu įtrauksi visus šitus elementus, kaip aš sakau, tu negalėsi savo siaurų interesų tenkinti. Pas musgi pažiūrėkit, bet kas yra daroma, va, stadionas, matėt, koks rezultatas. Bet kas ir laikas ateina ir parodo, kaip yra padaryta, kaip yra kas. Ir viskas prasideda nuo to pačio. Siauri interesai. Bet jeigu tu įtrauktum visas teisingas dalis, trenerius, vaikus, sportininkus jau užaugusius, ir tėvus, gyventojus, tu tokio rezultato neturėtum. Nes niekas tau neleistų tai blogai padaryti. Būtų dauguma dalykų išanalizuota, pasinaudota patirtim. Tai čia mūsų kelias. Mes 1000 elektrėniečių tikrai darysim ir prižiūrėsim kitaip. Taip pat sporto funkcionierių šitie, kurie su sportu tik tai perskirsto pinigus Elektrėnų savivaldybei nedideliai, jie visiškai nereikalingi. Ten prapuola nemažai lėšų. Geriau atiduoti tuos pinigus yra sportininkams, taip, kaip pavyzdys. O vienas iš pavyzdžių, kurio aš asmeniškai nesuprantu, tai yra, mes turime Abromiškių reabilitacinės ligoninę. Žinom, kad sportas lengvas, tai yra sveikata, bet sportas jau profesionalus nėra jis toks sveikata. O tie kineziterapeutai dirbantis Abromiškių reabilitacijos ligoninėje žino, kaip elgtis su kūnu, kaip jį prižiūrėti, mylėti. Įsivaizduot, kaip fain. Nuvedėtų savo vaikus. Trenerių yra iš savivaldybės pagalba, išskirtas toks žmogus. Jis prižiūri vaikus, laikyseną, sausgyslės, kiek traumų patiria. Aš turiu 4 vaikus, visi sportavo. Kokios sunkios traumos. Paskutinis vaikas dabar lūžo bėdą 2 vietose. Suprantate, ten greičiausiai stresiniai lūžiai, taip toliau, reikia, kad vaikus mokintų prižiūrėti kūną. Kaip pavyzdys. Aš čia kaip pavyzdys sakau. O apie infrastruktūrą, reikia labai traukti visas visuomenės dalis, reikia labai tartis, bet pas mus kažkaip tai
linkę pataikauti, linkę bijoti, nu ir va tokiom šitom sąlygom treniruotis. Jūs girdėjot, kad nors vienas iš šitų futbolo funkcionierių ESVO sakytų, kokios sąlygos čia pinigus dėt, kaip čia, jiegi pirmi turi šaukti. O ne, jie žinot, kur važiuoja žaisti varžybų, iki Šedoris, o pas mus tiek pinigų dėta ir taip toliau. Nes, dila dėliški. Va taip, o mes gyventojai liekame ir mūsų vaikai, liekame nuo šaly, prikabina makaronų, taip toliau, ir dauguma linkia susitaikyti. Nežinau kodėl, aš siūlau viską daryti kitaip ir labai paprastas klausimas. Gyventojai, ką darom? Nes tas visas bardakas, jis tęsis ir jo dar daug išlys. Tai ką, visiems gražaus sekmadienio ir iki.